Štai vienas vaikinas klausia, norėčiau sužinoti, ar įmanoma priaugti masės, jei valgai normaliai 3 kartus per dieną ir nevartoji papildų. Ūgis 1,90 cm, svoris 70 kg. Ir das kliaustelius, jei bus video, norėčiau būti anonimas. Ačiū. Gerai, galite būti anonimas, nors tai nėra tas klausimas, kuris būtų toks jau labai asmeniškas turbūt. Ir manau, jeigu pasakau kažkieno vardą, tai nebūtinai dėl to jūs gatvėje atpažins ir badys pirštais ir iš jūsų juoksis, arba jūs pomidorus, arba kiaušinius mėtys, bet kuriuo atveju. Neįmanoma priaugti raumenų masės, jeigu per dieną valgote 3 kartus. Ir po to jūs ten rašote ir nevartoji papildų. Papildai bet kuriuo atveju nevaidina labai jau didelio vaidmens ir papildai vaidina, mano manymu, apie 5 procentus sėkmės, tai yra ne tiek jau daug. Didžiąją dalį vis dėlto vaidina mityba. Kodėl neįmanoma priaugti masės valgant 3 kartus per dieną? Neįmanoma dėl to, kad valgydamas 3 kartus per dieną jūs negalite surinkti tiek makronutrientų, makronutrientai yra baltymai, angliavandeniai ir riebalai, kiek reikia jūsų raumenų augimui, raumenų atsistatymui po treniruočių ir kiek reikia energijos jums tam, kad galėtumėte atlikti treniruotės, čia vienas dalykas. Ir kitas dalykas, kiek energijos jums reikia tam, kad galėtų organizmas atlikti visas savo fiziologinės funkcijas. Tai yra tam, kad galėtų dirbti normaliai visos vidaus organų sistemos, kadangi jos dirbdamos taip pat eikvoja energiją ir degina kalorijas. Tai yra bendras jūsų energijos ir kalorijų išeikvojimas tokiu atveju, ko gero, būtų didesnis negu kalorijų skaičius, kurį gaunate iš maisto. Atsiprašau, tam, kad galėtumėte tą kalorijų išeikvojimą padengti ir dar, kad liktų pakankamai kalorijų raumenų augimui, nes raumenų augimas įmanomas tik tada, kai yra kalorijų perteklius. Žinoma, galima valgant 3 kartus per dieną suvalgyti daug kalorijų, jeigu valgysite nesveiką, riebų maistą arba greitą maistą, kadangi jis yra labai kaloringas. Kita vertus, tas maistas nėra energetiškai vertingas ir iš to maisto jūs negausite tiek naudingų elementų, tai yra pirmiausia sveikų baltymų ir kokybiškų angliavandenių ir sveikų riebalų, kurių reikia jūsų raumenų augimui. Norint padidinti raumenų masę, vis dėlto reikia valgyti ne mažiau kaip 5 kartus per dieną. Taip, tai yra sunku, nes tai reikalauja laiko atsisėsti ir valgyti, reikalauja laiko pasigaminti maistą, nes vis dėlto idealus variantas būtų valgyti ne kažkur mieste, o valgyti savo paties pasigamintą maistą, kadangi jis yra vertingesnis ir jūs tokiu atveju gaminate tiksliai tai, ko reikia jūsų kūnui priklausomai nuo to, kokius tikslus savo keliate, o ne tai, kas yra, arba ne tai, iš ko galite rinktis. Ir kas ten dar? Regis viskas. Dar grįžti prie papildų. Dar vienas galimas variantas, jeigu vis dėlto negalite 3 kartus, valgyti daugiau negu 3 kartus per dieną, tebūnie 3 kokybiški kartai per dieną ir tada, tarkime, 2 baltyminiai kokteiliai, bet čia jūs vėlgi rašote, kad nevartojate papildų. Tiesą sakant, iš tos situacijos, kurią jūs dabar čia man aprašėte, aš nematau jums šansų, nieko nekeičiant, padidinti raumenų masę. Vis dėlto, jeigu norite ją padidinti, reikia kažką keisti. Nėra gyvenime tokio dalyko, kad, matote, jeigu jūs einate kažkokiu keliu arba pasirenkate kažkokį veiklos modelį, jūs gaunate vieną rezultatą. Ir dabar gauti kitą rezultatą, nepasirenkant kito kelio arba nepasirenkant kito veiklos modelio, yra neįmanoma. Jeigu jūs norite kito rezultato, reikia kažkaip kitaip elgtis. Reikia daryti tuos dalykus, kurių jūs iki tol nedarėte, arba daryti dalykus skirtingai.